Šiandien iš arti pažiūrėsim į vieną iš pavojingiausių dviračių renginių planetoje. Tai yra Dark Fest. Yes! Let's go! Let's go! Wow, wow, wow! Wow! Šuoliai čia tokie milžiniški, kad tarp išmetimo ir nusileidimo tilptų virš 2 fūrų. Išsiaiškinsime, kodėl šis monstras oficialiai suskaldė bendruomenę, kodėl geriausi pasaulio atletai čia atvykę iškart nusiskuta plaukus. Ir kaip šiais 26 metais skrydį sugebėjo išgyventi žmogus su mažyčiu dviračiu, be jokių amortizatorių. Bet viskas nuo pradžių. Kaip apskritai atsirado vieta, kurioje nebegalioja fizikos dėsniai. Varom. Norint suprasti fenomeną, kuris dabar kasmet vyksta Pietų Afrikoje, reikia atsukti laiką maždaug 10 metų atgal. Tai buvo periodas, kai ekstremalus dviračių sportas pradėjo prarasti savo laukinę pusę. Oficialios varžybos tiesiog įstrigo griežtose rėmuose, viskas tapo per daug nuspėjama. Centimetrų tikslumu išmatuoti išmetimai, krūvos apribojimų, teisėjai, klausai skaičiuojantis taškus už kiekvieną judesį. Aukščiausio lygio raideriams tiesiog pasidarė nuobodu. Jie jautėsi įkalinti rutinoje ir taisyklės. Reaguojant į šitą situaciją, didžiausios to meto legendos susibūrė judėjimą pavadintą Fest Series. Pagrindinė jų idėja buvo jokio spaudimo, jokių taškų, jokių oficialių transliacijų, tik didžiuliai šuoliai ir važiavimas vien dėl savo malonumo. O pačiu metu talentingas britas Samas Reynoldsas kartu su bičiuliais, tokiais kaip Matt Macduff ir Danny Pace, pradėjo kurti YouTube įrašų seriją pavadintą Pure Darkness. Vyrukams tiesiog trūko adrenalino varžybose ir jie ieškojo didžiausių įmanomų šuolių. Pirmieji Pure Darkness epizodai buvo nufilmuoti Didžiojoje Britanijoje, Surrey Hills miškuose, bet ten jie susidūrė su realybė. Nuolatinis angliškas lietus ir purvas tiesiog neleido statyti nieko išskirtinio. Lietus plaudavo jų statinius, o ambicijos netilpo į jokius rėmus. Jiems reikėjo saulės, erdvės ir svarbiausia laisvės, kuri leistų tiesiog išsinuomoti keliasdešimties tonų sveriančius ekskavatorius ir perausti visą kalną. Taip, 2016 metais jų akis nukrypo į Pietų Afrikos Respubliką. Jie atvyko į vietą vadinamą Garden Road Trail Park, Knysnos regione, ir pradėjo kasti tai, kas vėliau tapo trečiuoju Pure Darkness epizodu. Vyrukai pastatė iki tol nematytus 27 metrų ilgio šuolius, vaizdai iš ten tiesiog sujudino internetą. Žmonės negalėjo patikėti, kad kalnų dviračiais įmanoma išgyventi tokius skrydžius. Vaizdo įrašai rinko didžiulės peržiūras ir tapo aišku, kad tai nebegali būti tik trumpas projektas. Būtent tada, pamačiusi šį nerealų potencialą, į žaidimą įžengė Monster Energy. Gavęs rimtą finansinį užnugarį, Samas Reynoldsas suprato, kad atėjo laikas viską perkelti į visiškai kitą lygį. 2017 metais projektas persikėlė į naują nuolatinę vietą Hell Sand Dirt Compound šalia Stellenbosch miesto. Prie komandos prisijungė legendiniai pasaulinio lygio trasų statytojai Clemens Caudela ir Nico Vink. Gavę neribotus resursus, galingiausią techniką ir idealius kalnus, jie oficialiai įkūrė tai, ką šiandien ir vadiname Dark Fest. Šuoliai nuo 20 metrų išaugo iki 30 ir daugiau. Buvęs kuklus YouTube projektas virto globaliu fenomenu. Iš pradžių viskas atrodo kaip tobula harmonija tarp pirminės Fest Series ideologijos ir šio naujo monstro. Tačiau toks žaibiškas augimas turi savo ir kainą. Ir ta kaina buvo oficialus dviračių pasaulį sudrebinęs pareiškimas, kuris viską pakeitė negrįžtamai. Bet kas tiksliai įvyko už uždarų durų, kad geriausi draugai ir kolegos nusprendė pasukti skirtingais keliais, apie tai netrukus. Nes prieš tai reikia suprasti vieną dalyką. Ką iš tiesų reiškia išlaikyti tokio dydžio renginį? Renginys Pietų Afrikoje pradėjo augti nesustabdomai. Atsirado milžiniškas medijos dėmesys ir vis daugiau rėmėjų logotipų. Ir būtent čia, trintis 21 metų gegužės Fest Series komanda išleido oficialų pareiškimą. Jokių paskalų, tiesiog viešas fakt. Jie paskelbė, kad Dark Fest nebėra jų serijos dalis. Pasak jų, Sam Reynolds veda renginį ta linkme, kuri prieštarauja pagrindiniams Fest
vertybėms. Tai nebuvo kažkoks vaikiškas pyktis, tai dviejų skirtingų pasaulėžiūrų susidūrimas. Viena pusė norėjo likti šešėlyje, be jokio spaudimo prieš kameras, kita pusė atstovaujama Semo puikiai suprato realybę. Jei nori kasmet nuomotis tūkstančius tonų žemės stumdančius ekskavatorius, buldozerius, išlaikyti bazę ir statyti 30 metrų ilgio šuolius, tam reikia tikrai nemažų pinigų. O pinigai ateina tik su rėmėjais ir žiūrovų dėmesiu. Taip, Darkfest galutinai atsiskyrė ir tapo visiškai savarankišku monstru. Tačiau net ir tapęs komerciniu gigantų renginys išlaikė vieną labai keistą, visiškai nekomercinę tradiciją, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip visiškas absurdas. Jei kada nors teko stebėti šio renginio užkulisių vaizdus, tikriausiai pastebėjot, kad pusė pasaulinio lygio atletų ten atrodo taip lyg jos būtų apkirpę žmogus su atšipusia mašinėlė. Išskustos plikės kreivos linijos per vidurį galvos ar legendiniai muletai. Pasirodo, tai ne šiaip pokštas yra. Visi atvažiuoja pirmąją savaitę, kai trasoje dar atliekami paskutiniai kasimo darbai. Ten galioja nerašyta taisyklė. Vos atvykus reikia palikti savo ego už durų. Plaukų skutimas tapo šventinimo ritualu, kuris siunčia žinutę, kad čia niekam nerūpi, koks gražus esi ar populiarus socialiniuose tinkluose. Čia nėra vietos pozavimui, jei per daug jaudinamas dėl šukuosnos, greičiausiai galva apskritai nėra dar pasiruošusi tam, kas laukia ant kalno. Ir to ego atsisakymo tikrai prireiks, nes kai stovint ant išmetimo viršaus žiūrima į tarpą, tai yra gepą, vienintelis dalykas, kuris gali išgelbėti gyvybę, yra šaltas protas. O klysta net patys geriausi pasaulyje, prie ko priveda menkiausia klaida tokioje trasoje. Atsakymas, kuris privertė nutilti visą kalną. Pereikime prie pačios trasos anatomijos. Per kameras labai sunku suvokti tikrąjį mastelį. Paprastas labai didelis šuolis oficialiuose varžybose būna apie 10, galbūt 15 metrų ilgio. Darkfeste ilgiausias šuolis laisvai perlipa 33 metrų ribą. Tai reiškia, kad tarp pakilimo ir nusileidimo telpa 2 fūros. Ten egzistuoja toks dalykas kaip nusileidau truputį arčiau. Jei pritrūksta greičių, lekiant 80 km per valandą, krentama tiesiai į sukietėjusį molį iš maždaug 3 aukštų pastatų. Kaip ir visose tokio masto renginiuose, koja kiša ne dydis, viskas apskaičiuota ir pastatyta tiesiog idealiai. Krasis pavojus yra vėjas, kaip visada. Skrendant tokiame aukštyje virš žemės, bet koks oro guselis dviratį veikia kaip burė ir nupučia nuo trajektorijos. Fizika ten klaidų net leidžia. Vienas iš incidentų su Daniel ir Elias Russo, 2 broliai austrai, nusprendė atlikti sinchroniškus vienas paskui kitą dvigubus salto atgal. Sukantis tokiame aukštyje orientacija dingsta per milisekundę. Vienas iš brolių ore persisuko šiek tiek per daug, o kitas nespėjo iki galo užbaigti sukimo. Smūgis į kietą žemę buvo toks, kad aplinkiniams per kūną nuėjo šiurpas. Laimiai po tokio kritimo abu sugebėjo tiesiog atsistoti ant kojų, bet tai vis tiek primena visiems, ant kokios plonytės ribos balansuojama yra. O kas nutinka, kai baimė nugalima ir viskas pavyksta idealiai? Tada gimsta istorija su pasaulio rekordais. Būtent šioje trasoje buvo atlikti patys įspūdingiausi triukai kalnų dviračių istorijoje. Puikus pavyzdys, 23 metų britas Tomas Aistat žmogus sugalvojo, kad tiesiog peršokti beprotišką 36,5 metro tarpą yra per daug nuobodu. Jis ore išsuko tobulą saltą atgal. Ore išbuvo tiek laiko, kad atrodė, jog laikas tiesiog sustojo. Tačiau, stebint tokius rekordus, būtina prisiminti ir tamsiąją šio sporto pusę. Ši trasa matė pačius geriausius, tokius kaip ispanas Adolf Silva, žmogus, kurį jau galbūt jūs ir žinot, virš šių monstriškų gapų laisviausiai suko dvigubus salto atgal ir atrodo visiškai nesustabdomas. Bet realybė klaidų neatleidžia ir kaina kartais būna protų nesuvokiama. Šiandien šis neįtikėtinas talentas dėje neįgaliųjų vežimėlį po patirtos traumos. Tokie skaudus momentai yra pati žiauriausia priminimo forma, kad vyrukai ant kalno žaidžia ne tik su fizika, bet ir su savo gyvybe bei ateitim. Kiekvienas nusileidimas gali būti paskutinis. Atrodė, kad kalnų dviračiai ir žmogaus kūnas jau pasiekė absoliučią galimybių ribą. Atrodo, kad jokia technika nebegali atlaikyti didesnių smūgių, bet štai atėjo 26 metai ir visas suvokimas apie tai, kas yra įmanoma, tiesiog išmestas pro langą. Iki šiol atrodo savaime suprantama, kad į tokią trasą galima leistis tik tais su masyviu downhill dviračiu, tokiu, kuris turi 200 mm ilgos amortizatorius, sugeriančius milžiniškas apkrovas
Tačiau 26 metų renginys atnešė naujieną, kuri privertė įsižiūrėti visus. Bičiukas pasirodė su BMX-u, taip teisingai žmogus su mažyčiu 20 colių ratų dviratuku, kuris neturi apskritai jokių amortizatorių ir kurio rėmas kietas kaip akmuo. Raideris su BMX dviračiu leidžiasi nuo to paties kalno, įgauna tą patį 80 km/h greitį ir išskrenda į orą kartu su visais masyviais kalnų dviračiais virš tų pačių didžiulių duobių. Kiekvienas nusileidimas ant tokio dviračio reikalauja, kad visą energiją ir smūgį sugertų išskirtinai tik paties žmogaus kojos ir rankos. Bet tai buvo įveikta ir ne šiaip savo įveikta, o su triukais. Tai visiškai perrašė supratimą apie tai, kokios iš tiesų yra galimybių ribos. Tai štai, kokia yra tikroji Dark Fest istorija, be jokių filtrų ir pagražinimų. Tai vieta, kuri gražino į tuos laikus, kai vaikystė, be taisyklių, statėm šuolius kieme ir viskas perkelta į pasaulinį mastelį, kur kaina už klaidą yra tiesiog milžiniška. Ar fizikos ribos jau pasiektos? Atrodo, kad taip, bet kasmet vis atsiranda kažkas naujo ir viskas prasideda iš pradžių. Chebra, jeigu patinka videkai, būtinai paspauskit laiką, parašykit komentarą. Tai tikrai labai padeda kanalui. Ačiū, kad buvai kartu ir iki kitų video. Davai, chebryte. Bye bye.